Nu ką, labas rytas. Atsikėlėm, eisim pusryčiauti, aišku, atsikėlėm islandiško laiko 5 rytą. O, dabar kiek mes turim islandiško laiko? 8. Pažiūrėk, kiek čia. 8 lygiai. 8:03. Mes jau esam labai daug pamiegoję. Kas įspūdinga, lėktuvo atrodo, kad elektrinė. Kyla leidžiasi, jokio garso. Dabar langiuką atsidarėm, tai šiek tiek girdis, bet jeigu užsidarai langelį, tai jokio garso. Gera izoliacija. O mes einam pusryčiauti, o ne? Pasiruošė? Pėja, pasiruošęs? Pėja, pasiruošęs? Jo, viską. No. Gerai, tai žodžiu, čia atsitikėlėtis. O čia gali gal čia daryti? Daiverai, gali daryti? Jo. Nu, vagi pasiruošę kelioniai. Dabar dėmesio visiems. Dėmesio. Žmonės, kai daro, prilaikat. Matot, visur lipdukai yra. Čia yra bėda didžiausia, kad vėjas neplaušia duris. Visat prieš darant laikat rankom, nepaleidžiat uždaro. Va toks vėjas nėra didelis, okei. Bet stebit duris. Visada duris stebit. O taip noriu nufilmuoti tą ženkliuką. Ok, sėdamas. Tai šaltas, gal kepurės reikia, o aš kepurės neturiu. Nu, man per vidurį. Au, kali. O, šitas gerai, vėja sustabdo. Ką? Šitas gerai, vėja sustabdo. Ačiū, Danu, mes lagaminų. Kaip tik humoristai. Jo, atsargiai duris. Tik pastikut, na, matot duris. Čia ir užsidarė. Aišku, kad čia dar vėjo nėra. Oi, ten vidury laukų bus tikrai. Čia ne tokie tiltų. Opa, liuks. Šitą gal priekį pasimsiu. Jo, mes kuprinės galą sudėjom. Gerai, man matot, kaip vėjas nelaiko. Gerai, Kaip patikrinti, ar lygų reikia važiuoti. Lygų. Kiriokį makaliokį. Čia yra daug vietos. Čia nėra to. Gerai, biškai šitą. Nuo mašiną apsižiūrėjau, viskas ledas, bet iš karto pamatau, kad yra įtrūkis šiek tiek stikliuks ir aš iš karto perduot žinutę nuomotojai, kad aš net nepajudėjau, o stikliuks įtrūkis. Tai, tokios taisyklės. Tai aš gal kažkas kits ir prisidavė, bet jeigu neprisidavė, aš pasakau ir tada... Tai va, mes važiuojame ir nežinom, ar reikia lempus įsijungti ar nereikia lempus įsijungti šitoj šaly, bet aš išlipau pasižiūrėti, jis automatiškai deg. Ir kaip ir nebesirūpina, reiškia, deg ir deg. Jo, lekiam. Tet kaip nuojautos? Jo, pasireguliavau vairą, bet būti visada. Bet tu savo, čia drono gal nereikia šį kartą. Čia vėjas biškį yra. Žiūrėk, ką kalbėjau dėl durų. Durų nepalieka. Šoninių tai net plėš, bet... O, kad žiūrėk, kiek čia yra.
Nu, bet aš jį parašyta. O, geras. Čia kažkas 2004 metais, bet kas čia gali perskaityti jų kalbą? Ir angliškai, va. Aš šiandien pažiūrėjau kažkoks trauklys. Truklys? Einam su tėčiu. Argi. Nes girdžiu garsą, Viktorija. Kameros taip prilaikė. Laikau. Geriau, kai didžiausias ant rankos. Ne čia. Bėga. Viktorija. Va, kaip gražu. Va, kurie filmuoja tas melodijas. Žinai, kai melodijas būna nusiraminimai. Va, jie šitą pastato kamerą ir rodo, filmuoja. Taip, gražu. Gal su dronu čia gal. Gal tai netėk, nežinau. Ir taip, aš droną turiu, aš filtrų pasiėmę, biškai gal ištruksim su nusistatymas. Bet gal mums pavyks labai gražų vaizdą padaryti. Aišku, yra vėjuks, aišku, bijau. Tai ant manualo pradžio gal nevarysiu. Nes gali būt, kad paskui kur įkris, man tai bus įkryti. Yra vėjas. Tai gal iš pradžių ant automato, paskui jeigu pavyks, tai ant manualo. Praskrisim, aš kažkur turėčiau susėsti, o vėjuks yra nemažas. Bet 10 metrų turi atlaikyti. Tai galvoju, kad bus gal... Va čia gal kažkur atsisėsiu, ne? Na čia, ant menuko. Ant akmens gali. Čia tikėsiu. Čia sugrįžimo pointas tegu nebūt. Dabar taip, aš įsijungiu, noriu pažiūrėti, ar aš filtrus galiu. To pakrautas iš viso? Jo, pakrautas. Все.
Jį išmuojam. Wow. O, tai dabar Kodėl tu išmėkite daiktų? jos surinksime. Vyjo, kodėl tu batais mini per stikę? Pakelk prašau nuo žemės. Susimausiu striukę, nes labai karšta. Nereikia niekur ne. Tatas darė selfį ir mes pasidarysim selfį. Jo. Ane? Jep. Čia trys tokios pačios mašinos, man. Nu jau prie kalnų tikrai kitoks man vaizdas. Ne, lipti nereikia. Tai reikia, bet negali. Sakėm, gerai. Oi, vėjas didelis. Oi, oi, oi. Pijus Dievas. Da, lip. Ir vėl. Nereik, Pijus. Mes šaliką paimsim. Oi, ant kameros uždėjau. Oi. Ant vienos kojos, tu ir išleis sparnus. Aš galiu man pabandyti. Aš galiu pabandyti. Ne, palauk, jūs nuotrauką, Pijus meldėsi, atsisuko biškį į mane. Tik į mane. O, gerai, šipli. Tenais pakabinta ant šitos pagalvės sėdynės. Sergi neužkliūktėt. Kaunė mit. Žiūrim žemę. Ne, tai matai, žolė kažkokia pūna. Atsiranda. O, labai gerai. Einam, iki grūdam. Ką? Aš čia. Aš pakelsiu su vieną ranką. Patysim atgal. Nežinau. Nereik pagalbos. Gerai, prašau. Ant kojos pakti. Į tą pačią vietą. Aš jau filmuoju. Aš atvažiavam, kažkas sustojam, tai jų nacionalinis kažkoks čia parks ir va tam parke ir kažkoks ežeras. Tai pavadinimų net nesakys, nes jų nieks negali užtarti vis tiek. Tai čia kažkas tai yra. Nesapras. Bet, kaip suprantu, čia yra užtaisyti. Arba ne, va atsidaro ir eini. Traukti. Ar neatsidaro? Atsidaro. Atsidaro. Va, gal bus angliškai parašyti.
va. Patenka, perskaitėm, supratom, kad čia buvo labai didžiulis miškas. Pirma kuriai viską čia iškirta, vertė viską anglin, patys kūreno ir, žodžiu, nieko nebelika. Tai jie bando kažkaip čia atsodinti, atstatyti. Bet dėja, tie berželiai tai tokie, dėja tu mano, vargani. Nu, bet tikriausiai, kad taip ir nebus. Lapelis, jeigu paimti, jie limpa. Limpa, va. Limpantis, kaip kad pavasarį pas mus beveik būna, bet pačiupinėkit, limpa, man. Visi limpa. Nu, va čia toks miškas islandiškas. Tu ką padarysi, kaip yra. Aš vaikai, žiūrėkit, kokį baravykų dar rasit. Aš turėtų aukti, kaip nors. Yra tas miškas, jeigu ten paėsiši, žiūrėkis, yra. Tai lipam kalną. Važiuojam dabar lyg tą didelę gaisrę, čia sustojam, gal rasim kavos, kažkoks sustojims yra. Ir čia kažkur jau netoli tas gaisrės. Ieškosim. Ieškom tualetą, ieškom atsigerti. Matom, kad yra daug muristų, tai galbūt kažkokios kavos su tualetu. Gal čia bus nestabilus vaizdas, nes be šitą, bet... O, vaikeli. O, tu... Kaip... Pasižiūrėk. O čia tai kiet... O čia su dronu būtų gerai. Čia bus ta tektoninė, kur... Ne, tu pamatysi tą tektoninę. Aš mačiau, jinai kaip atrodo. Vau, bet taip nors ir yra pavaryti ten apačioj. Nusileisti. Čia plyšusi žemė. Čia trūko sala. Sakykim taip. Einam čia. Nelietuviškus arkliukus. Kas pulkas turit mašinai? Pažiūrėkit, koks ten kumeliukas guli toliau, o tenai. Va, tirletita. Nu kaip jums čia gerai, jūs tokį gryną orą turit. Vandenuko tikrai yra visi čia, kokią upelę nubrint patys. Baik bijo. O, bet arkliuką kvapą užuodžiu aš. Va čia, kai stoju vėjas, kai neša, toksai žolės ir kakučia. Kaip pastatė Viktorija. Bet koks oras geras, va čia šiltas. Nu, šeras pavasaris. Apžėlęs. O gal ne šeras, čia gal toks kailis. Nepažįstam skonis, nevalgo bananą. O bulkytę. Bijo, duok drąsiau. Nepažįstam, o tai atitraukia. Tai mes tai. Jis irgi bijo tavęs. Žiūrėk, įsidrasina visi jau. Pamatė, kad tam...
pasiekti. Tas mažiukas labai fainas. Va, tokį arkliuką neaukšti, čia ant tokio ir tėtis užliptų. Nu gerai, važiuojam, eik. Iš pradžių noriu nufilmuoti žiauriai kietą mašiną. Va tokia stovi. Vau. Visas monster truckas. Miškis neskiriu. Va, bet tai kokie ratai. Vau. Na tai kon jūs? O, O, rusiškas. eik tai savo, čia tai keliautojai. Nu. Vietiniai, vietiniai. Iki polė, he? Bet tas kalnas kaip gražiai atrodo. O, gal tai nežiūrėk. Labai norėjai viršų visiems leisti. Jo. Ir šaus. Jo. Bet tai kaip čia breliai ten gyvena? Kada iššaus? Ne, gal net nevaryk. Va, ted, žiūrėk, ted, rodo. Ką? Čia, ai ne, čia kažkoks svarstyklės atešė. Gerai, klajokas. Tai atsivertė ir kodėl savo klausimą. Ne, aš čia padronuoju. Čia žmogus liečia. Tai paskui apsakė. Va, Va, žiūrėk, drono ne. Kaip kvepia čiubrelės. Yra turistų ar nėra turistų? Tai čia sako, ar turistų nėra. Na, aš nežinau. Man atrodo, kad turistų čia daugiau negu reikia. Nu, gerai, sako, kad nėra, jis nėra turistų. Bat. Žiūrėkit, ko čia mes per tą tiltelį mes praeisim. Oi, čia gali aptaškyti, gal geriau iš tos pusės žiūrėti. Gal geriau iš tos pusės žiūrėti. Iš ten vėjas, einam iš tos pusės. šiaip čia vėjas iš. Aš kiek žinau, jie yra du, pamatot, yra du, bet vienas miegant yra. Tai tas liktai 100 metrų iššaudavo. O šitas 45. Nu, liktais kažkur tai buvau radęs tokią informaciją. Gal ir net taip viskas yra. Kaupia, jis dabar kaupia, ką jo kaupia. Ja, čia gerai. Va čia didelė duobė, įsilip, pamatysi. Va ten kokia duobė. Ką? Lipsim, nes esate kelias. Tu dabar lauk, jau pamatysi tokį vaizdą, kur filmuotį išjungiu. Tik išjungiu filmuotį. Uždega visiems kvapą, kas atsistojat. Žiūrėk kaip kvepia visiems. Opa!
Nu ko, einam žiūrėti kitą. Ne, čia buvo nedidysis, einam didesnį žiūrėti. Kažkur didesnis tai būti. Nieks. Kažkur jisai čia užstrigęs. Tai bet gal gerai raus gal tada? Ir tada rausi gerai. Nu, aš išjungsiu, jūs filmuokit. Aš išjungiu. Mašina iššoka gerą. Ką jūs net atšoka atgal? Aš pamatys. Leidžiu video, visako. Ne, aš paleidau video, žinai. Čia profesionalai gal mato pagal dūmelį. Bet šį kartą buvo. Ar čia išbėga, matosi. Ne, nešiltas. Nu, bet ten burbuliuoja. Tai atsibraik ir karas. Nu, Tai burbuliuoja. jo, matau. Labai norėčiau pamatyti Aš šiltas. Aš tą kalną noriu nufilmuoti. Ką? Laikyk? Lampas mama. Молодец. Tai aš tiesiog senas. Senelio čia mėnesis, labai senas. Aš noriu. Oi, koks triutis kailiai čia kažkokie. O dieve, kokie kailiukai. Čia parduoda tikriausiai. O kieno čia toks kailiukas? Bet jie pjauna gyvūnus, tai nėra gražu. Mūsų vaikais. Nu, jie išėjo į tualetą, ten kol nebepramagaus. Gal jie mūsų ieško? Va, ateina vienas. Nu, Čia turbūt su veidai. su veidais. Kojo. Nu, Geris ir fišo čipsai. Norite? Kaizers. Važiuoju į parduotuvėlę Kaizerę. Čia galim užkasti pasiimti. Čia galim pavalgyti atsisėsti. Maždaug taip. Na, mano vienas vaikas atsirado, kits dinga. Fish and chips. Tu ką klausi? Čia galim užsakyti sriubos įpilą, salotų padaro. O ten fish and chips. Bet ten eilutė jie nespėja dėti. Nu, lauksim. Fish and chips, apie 3 minutės palaukiam Tai šakutė. ir padarė. Šakutės medinės, tenai paskui nueis pasims. Viskas užsisajam, tai... Šakutės ten yra. Turit? Nupijau, ką užsisakėjai. Gerai. Čia galima majonezą, kas norite, įsipilti arba Nu, tai kečupą. nesimaišau. Ateika parodys. Aš nebespėjau filmuoti. Nu, bet laikiau. Reikia pažiūrėti.
biškį į mokyklą gerai būtų. Du dalykai. Pirmiausia, droną, antras. Šitą droną tu ir nepaleisi. Čia toks vėjas, kad čia užtaškis iš karto. Opa. Manau, bus čia nedrąsiau. Va, karas kartis, kas yra. Čia ir skartis. Opa. Nenugriūnam. Tai tik žiūrėk per langelį žemynį. Taip, čia. Ai, nenugriūk. Gerai. Skartis yra. Ai, čia atsistos ant krašto. Čia yra skartis. Opa. Pasitrauk. Pasižiūrėk. Va, skartis. Opa. Kalną norėjai, va čia. Jau tie žmonės tikrai turėtų šlapi visi. Na jau, va čia krioklys. Matau. Einam dar arčiau. Einam dar arčiau. Automobilis laukia, buvom pas Krioklį. Šitą kelionę sugalvoju. Kaip sakant, pysiu galvoju, aš tik norėjau, pasisiparė, pasitakom važiuoti. Didiesiam sportininkam. Ačiū Dievui, mūsų namai. Išsigelbėjimas. Skudė. Žiūrėk, lipsim. Čia lipsim. Tada taip. Nereik, Pijau. Gerai, rėk. Nusileis. Pijau iš karto čia pas. Keltukas. Ir važiuoti. Čia buvo smaigas namas ir jis prasprūdo ir išnešė į tą Rytas, bet ne. Taip, žmonės. Bet žmonės. Va, takelis. Paim du kelius. Taip, negalim su dronu. Pažiūrėk, koks vėjas, tas Žmonės, tu sužeidži. škilipoš. Filmuot. Žiūrėk, mama gal nenori, o aš bijau išvis. Nori taip? Aišku, kad noriu. O, čia kažkas kavą paliko. Aš pasaugus. Žiūrėk, reikės eiti ratuką. Einam, ratuką, dai. Kaip tie čia nuojauta? Kaip tie čia nuojauta? Labai atsargiai prie manęs gerai, nes gana nuskristi. Nu, tiesiog ar tai kraštą neikit. Ugniai gal iš čia pačiu, va čia buvo ugniais, iš čia veržėsi ugniais. Čia atėjau, gal kur vanduo. O tai kuo aš taip noriu iš to skydų? Nesąmonė kėda yra. Reikia normalius batus. Tai, atsargiai, ne. Gerai, per artėja, viską, žiūrėk. Einam ant aukščiausio taško. Aukščiausiai. Ten, žinai, norisi biškį panaudot batus, nu ką mes čia tada einam per tą žvyrą. Ten,
pasukė mane. Vyra, atėjęs, stokit. A čia stokit. Sėdam gal. Sėskit. Aukščiau. Gerai. Vienuolė, aš filmuos, bijau, kad. Nu ką, nebijat vaikai? Ne. Aukštai. Jis gal išpratėjo. Ne aukštai. Aukštai? Bijo, tu nepavargai tokį kalną užlipti? Va, kokį užlipti keisą, labas kalną. A dabar dar pijus turės kiek nusileisti. Kai dar nusileisti, dar užlipti. Nusileis man patinka. O užlipti reikės, ne? Na gerai, einam. Čia mačiau žmonės net bėgant šito takelio. Leiskit mane pirmą. Gerai. Nebijok, tad. Nenukrysiu. Sakau, žalias vanduo. Žiauriai gera virvutė. Gerai laikas šiandien. Šias virvutės gerai atlaiko. Gerai, viskas. Aš išlikau. Aš negėdau. Baig kalną norėjau. Net naksinį nusiėmau. Kokia karšta. Bet kodėl neverda šitas vanduo? O kaip čia sugebėjo vandens įdėti? Lyja, užlyja. Neprilijo čia iš tų nuotakų požeminių. Ir jau. Gerai. Tai va, kadangi buvo dalis va šita tokia paslanki, jinai kada jau baigėsi ta magma, buvo neaktyvus, įlūžo. Įlūžo ir čia susiformavo, užšaldė jo užako ir čia užsidarė viskas, bet buvo šalimais šaltiniai va ir pribėgo vandens. Tai žiūrėkit, mes šiek tiek leidomės, tai ten skėlės buvo dar 2 kartus giliau. Kur magma išsiveržė, tai Dar 2 kartus giliau, matot, pamatyti? Labai fainai, va, pamatyti apie istoriją. Nu gerai, važiuojam. Nu ką, pijau, 22 valandos 43 minutės islandiškų laiku. Va, toks ir šviesus. Ten saulutė šviečia. Mes 2:30 vakar nakties atsikėlėm ir pamatėm saulę. Ir tik tada sužinojom, mums vietinė pasakė, kad čia taip vasara ir būna. Ir važiavome į Islandiją visiškai nepasiaiškinę, kas tai per šalis. Ir dabar viskas mums, tai čia naktis pas juos, žmonės pilnuoja vaikšto, viskas. Tai va, saulutė šviečia. Gyvenam pačiam centre, senamiesty. Mūsų kambarėlė. Nerodysiu.